Sveiki visi, trečia diena. Tuo įjungsiu mikrofoną. Sveiki visi, trečia diena. Geras oras, ką tik po lietaus. Tai atvažiavom prie bičių pasižiūrėti, kaip jau čia gyvena. Pažiūrėsim šiandien nuotaikėlę. Vakar, kai dėjau meduvę, pamačiau, kad pora korių lyg tai yra jau gal net ir užakiuoti. Tai dėl to pabandysim ištraukti ir pasižiūrėti, ar meduko jau turim ar neturim. Tai va, nieko nelaukdami, rengiamės kostiumą, kuriam dūminę ir keliavom prie bičių. Nėra čia daug ką kalbėti. Kamerai. Seneka, nepradėk pjautis su bytėm. Padėta meduko, bytės valgo. Tai jisai nusprendė. Kovoja. Kai sugels snukį, vėliau verksi. Eik iš čia. Gerai. Maikiant išorę susimesim. Nepatinka, nepaimk kepurės. Realiai reikia nusirengti ir viską persirengti ant viršaus. Gerai šitai tolkia. Laiko normaliai. Alabama here. Opa. Iš tikrųjų, šiandien ką tik grįžau po drifto. Tai truputėlį mane supykino tenai. Kai pats ne prie vairo sėdi, tai dabar toks jausmas, biškai, skrandį. Suka, kaip duoda tų gazų, mėtosi visus šonus, ko nepadarysi dėl blogo. Bet labai linksma buvo, smagu, tikrai džiaugiuosi dėl savo draugų. Tobulėja, gal taps profesionalistų drifterių. Aš gerbiu žmonės, kurie siekia savo svajojimą. Man patinka žmonės. Ką aš noriu, tai aš darau. Gerai. Žodžiu, kad galviukų mums nesukalta per šitą, plaukelis biškį pasitaisysi. Gerai. Tai batukus dar užsidėsiu. Užsiryšim. Tokį va. Žvejybinius guminius batus, nes su Crocsai gal geriau neit. Jeigu Crocsai žiūri, jeigu norėsit pasponsorint, tikrai gerą reklamą galiu padaryti Crocs. Pasistengčiau asmeniškai. Tu sau kiek laiko, o buvo čia prie pat, aš nesuprantu. Šiandien nulyja viską ir jisai atsirado. Eik tu sau, aš taip ilgai ieškau. Laukuose pamečiau, bet aš dažniausiai viską, ką čia pametu, randu anksčiau ar vėliau. Dabar pakol kas man trūksta kėdžių setupo, stalo vieno kažkur čia ir trimerio. Dėl to žolė yra nepjauta. Bet aš tikiuos surasim. Viskas grįžta man su laiku. Avilio pasimsim įrankį ir tų pjuvenų. Nepratęs organizmas.
Seneka, eik iš čia. Pas juos nelabai geri santykiai. Jų dviejų. Truputėlį šitą įmesim. Sandūminės filmuoju. Reikia degtukus, pakursim. Bandau kažką prikonstruoti, iš kažkur pririnkti medienos tiesiog. Kažkokių šipulių, drožlių, kad pasikurtų. Na, tai čia jeigu aš prie namų būčiau, tai čia lengvai, žinai, galim padaryti. Bet čia kai laukuosi iš kažkokių pagaliukų, ne toks life geras. Jie pasirūpina ir varg. Bandysiu dabar tą laiką. Gerai, man patinka vasara. Dienos ilgas, saulė lėtai vėlai leidžiasi. O, dieve, vėjas toksai. Tu užsirausi ant bičių, nes bandai jas čia suėsti. Nu va, pafilmuosi. Ateina jisai ir mušasi su jom. Eik iš čia! Seneka! Užsirausi ant bičių, vėliau jos nuskris, pasakys, kad tu jas muši ir mane sudaužys per tave. Ar tu tikrai to nori? Eik iš čia! Į vietą! Greit! Greit! Į vietą! Eik! Pavyko užkurti... Nesudėk ekraną. Pavyko užkurti dūminę. Norim poros gerų anglių dugne, kad kai galėčiau pompuoti ir ilgai neužgestų. Gerai, manau tikrai gerai prasikūrė. Jau prasikūrė, tai čilas, tik dametinėjai, bet pradžiai tik kartais užkurti ilgai. Gerai, turim maiką. Pasiimam viską, ko mums reikia, tai yra dūminė. Ir svarbiausias įrankis bitininko yra kirvis. Juokauju. Šitas va. Atlaužt, nugremšt, iškelt, išraut, pravalyt, 9 laipsnių visur kampai, eina ir viskas. Tuoj pamatysit darbe šitą įrankiuką. Tokių gal 5 turiu. Visokiausių modeliukų čia žinot, kol kas neprisigalvoja. Seneka iki mašiną, nesitrink čia. Neprovokuosim. Duosim dūmuko. Žiūrėsim, kas apie tai turėsim man pasakyti. Bet šitas yra mano special. Truputėlį. Labai stiprus vėjas, tai nenoriu. Jas truputį apsvaigsta, jos praranda norą agresyviai kovoti. Nu tas pats, kas tu privosi tik dūmų, tai pažiūrėsiu, kaip jausias. Pridusintas. Prašiau komunikuoja, bėga, slepiasi. Imituoja, kad drėviai yra... Patikrinam, ar maikas dirba? Nice. Imituoja, kad drėviai tipo yra... gaisras ir bėga nuo jo. Paimsim kamerą. Tokia situacija čia vakar įdėjau. Jos pradėjo skraidyti tenai gilumoj ir jau matuosis. Ką ten bildins, pamatysit kaip išstorins. Nes ta pirma forma tik tai padeda suformuoti, kad nedarytų, kaip ten vadinasi, traninių grioviukų, nu tų korių, o darytų tos paprastus, kur auginam merginas ir, kaip jis vadinasi, ir medutį deda. Gerai, šitą nuimsim. Čia padėsim gražiai. Dūmų. O, jis ten girdžiu. Bus nelabai patenkintas, kad
Aš jau su dūmeliu duodu. Viskas čia skraido. Turim tokią situaciją. Kai jos čia gyvena, kai čia įsiplėtusios matas. Šiaip ant vienų avilių aš siaurinu, va čia medukas yra, matau. Ir net uždengtas. Tai labai geras ženklas. Visas avilys šitoj pusėj dešiniai. O medų imkim čia kairiai, tai aš toj prapūsiu. Kamerą pastatysim čia į apačią. Nu čia ir operatorium būt. Ir tuo, kaip jis vadinasi. Ir bitininku. Tai nelengva. Bitininkystės operatorius. Gerai, tą parodysiu savo įrankėlį, kaip čia viskas vyksta su juo. Bandau kuo daugiau bičių, kad pabėgti į kitą pusę avilio. Nes draskysim šitą pusę. Šiaip gero šiandien, nedurniuoja. Nors ir lietaus buvo. Gal mes atgaminsim kontaktus, o gal aš juos išknysiu. Va mano įrankiukas. Tokį. Eiktų savo, kaip čia jos gerai prilipdė. Čia reikia viską valyti. Jau, mat. Šitą vieną išimsim, pasiaurinsim. Bendrai bitės va čia šonuose kaupia medų. Per centrą didžiausias karštis ir displacementas. Tai augina vaikus savo. Moteriškos ir vyriškos kilmės bitutės. Tranus. Kažką išmokti per mūsų globus. O čia šone. O fuck, medukas. Gerai. Dabar ką mes bandysime, tai kažkaip ištraukti. Labai stipriai nereikia bint, nes, kaip pasakyti, ant dūmiuko reikia. Ir biškį į viršų lipa jos ir pradėjo pasižiūrėti, kas čia pas mus atvykę. Ir joms tai nepatinka. Kas čia pas mus atvyko. Nelypite į viršų, eikit į apačią. Čia gaisras viršų vyksta. Nemato dūmai visur. Čia normaliai. Bandysime išimti. Surėjęs rėmelį nesulaužyti, kai bandai išimti. Kartais čia truputį vieną užskriuso pusę reikia. Opa, ką tik turėjom atlipo nuo dugno tikriausia. Fuck, ne tą išiminėjau. O, nice, pilnas medaus. Pilnas medaus. O kitas kaip? Irgi pilnas medaus. Man tik daug nereikia, šitą paimsiu. Truputį taip atremsim. Dūmuką duosim, kad apsiramintų, nes nelabai patiko, kad aš šalį pradedu raskyti. Ko tu nenori, kad kai čia ardai pasibaigtų dūmai. Čia kita pusė. Biškį priliesim, kad pasitrauktų. Nenoriu jūsų traiškit, labai gražiai. Reikia švelniai. Tokia situacija, turime medukų begalybę. Šviesus medus. Truputėlį čia dar neužakiuota, va bičių danelė. Nieko, bet aš šiandien greit per vieną dieną suvalgysiu visą šitą rėmą. Eisiu į džymą. Šitas tai jau geras, čia užkonservuotas su nudais, visą kitą.
Toj neges, čia truputėlį pages. Ką padarysi, toks gyvenimas. Gerai. O dabar mes turim paragauti. O, šitus rėmus tikrai nekeliausiu atgal. Opa. Seka? Gerai, mane seka. Čia įsiseksim Maiką. Kur šaukštukas? O, šaukštelis labai švarus. Ai, galiu ir su pagaliuku, nėra problemų. Ei, tu savo kokio skistumo. Galiu nevalgyti medaus. Tiesiog. Vaškas, sakai. Tokio skistumo. O juk tu savo dar pridedi ranką. Šiltas. Visas korys. Ten jie kažkur apie 30, manau. Manau, ten kokie 20 laipsnių ar 16. Temperatūra palaiko. Šiaip pačios bitės kažkur ten tram 6, tram 8. Neatsimenu tiksliai temperatūros. Tai kai ištrauki iš avilio medų dar šiltas būna. Tiesiog atrodo gali paragauti čia kokių 3-4 km spindulio gėlių skonio. Tai ten, pavyzdžiui, pienių ar medžių kažkokių kačiukų, kur žydėjo, gal neįsivaizduoju. Bet medus šiaip yra šviesus. Kur mano tas? Pravalysiu biškį. Apšikto čia. Pravalysim rėmelį, kad atrodytų, kaip mano žmona pasakytų, estetiškai. Estetika yra labai svarbu. Turi būti labai estetiškai vlogai. Wow, medukas. Pralaužiau mažą gabaliuką paragauti. Paimsiu kokį pagaliuką. Oi, va, geras. Opa. Užsikabino už mane. Kai dripina. O aš čia valgau. Bitė čia valgo. Galvoju, nu ne, aš tai tau tikrai neduosiu, vešius namo, išgersiu kiek eina. Jo, aš kažkur per dieną, manau, kokį vieną lašelį pagamina medaus, tu įsivaizduoji, kiek čia tūkstančių reikia. Kad užgaminti. O dieve, kas čia su tais troseliais? Užgaminti, prinešti. Crazy, kad gali laukuose tiesiog atvažiuoti ir gauti šilto medaus. Experience. Tokia patirtis. O kokio skanumo. Be pridėtinio cukraus, be palmių aliejaus. Kaip mano vienas klientas, kuris žiūri, pasakytų, o kokio skanumo, be pridėtinio cukraus, be palmių aliejaus. Na. Iš tikrųjų, ko man dabar reikėtų, tai peilio. Noriu pravalyti. Kaip žiebs man to bitė į akį už šitus barius.
Kur mano įrankė? Ai, tenai matau įrankėlis. Bandau rizikuoti. Žodžiu, žiūrėkit. Pažiūrėsim kamerą. Pagaus mane ar ne? Opa, turim. Esu. Žodžiu, bėgu. Ajajai. Bėg, sneko. Ačiū Dievui, nesugėlė. O, įrankėlis grįžo. Čia nieko gali pykti su bitėm. Aš nesuprantu, ar tu supranti, kad mes jas auginam, o ne žudom. Kartais atrodo na skirtingus darbus. Vienas bando užauginti jas, kitas išžudyti jas bando čia visas. Jis dar su jomis nelabai susidraugavo. Čia vaško gabalus. Gerai bus, gerai. Ne, tiesiog vasara, bitininkystė, laukuose, su šuniu, vaibas. Tikrai mes iš šito medaus, vėliau midaus negaminsim, tikrai mes netokie žmonės. Tikrai, nebus čia kažkas toliau iš šito medaus daroma. Nuvešiu šito medaus ir midaus, nuvešiu prancūzams, duosiu paragauti, pažiūrėsim, ką pasakys. Ir italams. Sakysiu, this is Lithuania, guys. Ai, bet kai mane lėktuvą leis. Mažą bankutę. Gražu ledas, tiesiog va. Tai va, praėjo 3 dienos vlogo. Viską sukelsiu, manau, kaip pirmąjį video užteks. Sveikas žaibas. Gerai, atevsim.